Kai jūs nustojate priešinti savo emocijoms, jūsų emocijos nustoja priešintis jums. Jeigu kažkada, greičiausiai vaikystėje, jūs kaip gyvenimo mechanizmą pasirinkote nejausti kažkokių tai savo emocijų, kai pradedate leisti savo jas jausti, jūsų kūne greičiausiai kyla tokių pojūčių, kur jūs galbūt niekada net nejautėte. Kasgi yra emocija? Emocija yra energija. Tai yra energija, kuri eina ir nori išeiti. Tai yra vibracija, kurią mes jaučiame kūne kažkokiu tai pojūčiu ir kuriai duodame vardą. Tai yra mes ją įvardiname kaip kažkokią tai emociją. Kuo daugiau emocijų jūs esate užlaikiusių savyje, tuo stipresni tie pojūčiai yra, kai jūs jas pradedate jausti. Ir jums gali atrodyti, kad kažkas tai su jumis yra nelabai gerai. Tai gali netgi jaustis kaip liga ir tai gali iš tikrųjų labai bauginti. Tik prašau supraskite, kad visų pirma jūs ir išmokote tų emocijų nejausti, todėl kad jūs jų bijojote. O neišjaustos emocijos, jos niekur nedingsta, jos lieka mumyse, jos lieka mūsų kūne. Jos lieka kaip emociniai blokai ir kažkada tie blokai pasireiškia kaip liga. Arba fiziologinė liga, arba galbūt emocinė liga. Aš esu Dangira, aš esu emocinio intelekto coachingo specialistė, bet savo emocijas aš išmokau jausti visai neseniai. Ir kada aš jau pradėjau leisti savo jausti tas emocijas, žinote, tai buvo labai stiprus antplūdis tų visų pojūčių, kad man iš tikrųjų tai jautėsi kaip liga. Aš visa ir drebulys buvo, ir kvėpuoti šioks toks buvo sunkumas, ir toksai jausmas, kad man visam kūne elektra tekėjo. Visgi daktarai mane nuramino, viskas, sako, su tavimi yra gerai, gerk šiek tiek daugiau vandens ir jausk savo emocijas. Jeigu taip pakalbėjus apie dvasinius dalykus, tikriausiai tą etapą aš galėčiau pavadinti nubudimu. Visgi tas žodis nubudimas, jisai man nelabai rezonuoja. Nors aš esu pakankamai dvasiškas žmogus, tas žodis nubudimas, jisai man nelimpa. Man asmeniškai, čia nieko prieš šitą žodį, tiesiog kai aš galvoju apie tą pojūtį ir apie tą jausmą, kuris kyla, kai aš jaučiu savo emocijas, man norisi tai įvardinti, kaip aš matau save. Tai yra man pati tikriausia išraiška to pojūčio, kai aš tikrai jaučiu save, kai aš tikrai jaučiu savo emocijas, kai aš nebėgu nuo jų, kai aš neapsistatau save sienom, kai aš leidžiu savo būti, man tai yra pats tikriausias būdas matyti save. Ir žinote, kai aš matau save, aš matau ir jūs. Kai aš matau save, aš galiu savo leisti būti. Tiesiog egzistuoti ir aš galiu leisti būti kitiems ir būti tai, kas jie yra ir nebandyti, ir nevertinti, nebandyti. Man nebelieka poreikio juos keisti. Tai yra labai labai geras jausmas. Visgi, matote, nuo pat mažumės mano širdis ir mano logika veikia atskirais kanalais. Ir aš niekaip negalėjau rasti pratekėjimo, kad šitos du kanalus sujungtų. Tiksliau, aš niekada jo net ir neieškojau, nes aš nežinojau, kad jisai egzistuoja arba netgi, kad jisai man būtų reikalingas. Širdimi aš tikrai tikiu dvasiniais dalykais, aš tikiu stipresnė jėga, aš tikiu angelais ir sielom. Visgi mano logiškas protas pasilieka tam tikrą galimybę, kad gali būti kitaip. Tuo pačiu man atrodė, kad aš tikrai jaučiu savo emocijas. Na kaipgi, emocijos yra emocijos, mes visigi jas jaučiame, ar ne?
Ir man atrodė, kad aš jaučiu ir meilę, ir dėkingumą, ir aš nuostabiai pildžiau tą savo dėkingumo dienoraštį. Ir visgi šiandieną, kai aš jau suprantu, kaip veikia emocijos, aš suvokiu, kad tą meilę ir dėkingumą aš jaučiau čia galvoje. Ne širdyje, galvoje. Egzistavo kažkoks tai blokas, kurį aš nei širdim, nei protu kažkaip tai nepastebėjau. Ir visgi aš ir nesuprasdavau, kodėl aš jausdavausi, kaip aš jausdavausi. Ypatingai, kai aš jaučiausi labai labai blogai. Aš negalėjau suprasti, kas tai vyksta, kas tai yra. Kiek aš save pamenu kaip žmogų, aš visada buvau labai labai smalsi saviugdai ir psichologijai. Ir galbūt būtent tai buvo priežastis, kodėl aš labai labai išsigandau, kada aš susidūriau su depresija. Kai aš stovėjau tiesiai prieš depresiją, man tai buvo kažkoks tai šokas. Aš galvodavau, aš negaliu patikėti, kaipgi man taip gali atsitikti. Ašgi taip puikiai žinau, kaip save saugoti. Aš taip puikiai programuoju tas pozityves mintis. Kaip aš galėjau savo tai leisti? Man buvo... Aš labai save ir kaltinau ir man buvo gėda. Ir visgi tas išgąstis, toksai supurtimas, tai buvo mano žingsnis į supratimą, kad aš žinau, jog aš nieko nežinau. Ir tada aš pradėjau ieškoti žinojimo. Kas vyksta su manim. Aš pradėjau ieškoti supratimo, kas vyksta su manim ir kaip tai pakeisti, nes man tai labai labai nepatiko. Aš žinojau, kad aš nenoriu šitaip jaustis, aš noriu tai pakeisti. Žinojimo aš ieškojau per daugybę mokymų, per daugybę mokytojų, teorijų, knygų, terapijos. Ir žinote, visgi to žinojimo aš ieškojau per logiką, per protą. Tai yra per informacijos rinkimą. Ir aš labai stipriai analizavau savo tėvų sistemą, savo praeitį, karmą, aš analizavau charakterį, netgi panėriau ir astrologiją. Ir ta informacija man padėjo daug ką suprasti apie save. Ir tai buvo gana įdomu viskas, tik tais anksčiau ir vėliau aš vis atsitrenkdavau į sieną. Aš puikiai supratau, kad žinojimas nieko nepadeda. Paprasčiausias žinojimas, tai yra informacijos rinkimas, tai yra tik tais informacija, tai nieko nepadeda, reikia veikti. Ir aš veikiau, aš labai daug veikiau. Aš pradėjau keltis anksčiau už saulę, aš pradėjau medituoti, joga, sportas, pasivaikščiojimai. Aš iš Prancūzijos persikėliau gyventi į Lietuvą, aš meldžiausi, aš mokinausi ir aš vaikščiojau pas psichoterapeutus. Ir tai viskas buvo labai gerai. Man ateidavo tokie nušvitimai. Taip, aš turiu priimti tėvus. Taip, aš tikrai nevertinu savęs, bet aš laukiu, kol visi kiti mane įvertins. O dar ta didžiulė kolekcija mano ribojančių įsitikimų. Su kiekvienu nušvitimu tokiu, aš galvodavau, dabar aš tai jau žinau, kaip savo padėti. Aš dabar žinau, kaip save pagydyti. Dabar jau viskas tvarkoj. Aš žinau, kodėl aš jaučiuosi taip, kaip aš jaučiuosi, tai jau dabar viskas bus gerai. Ir būdavo. Tik neilgam. Neilgam. Aš kažkada pastebėjau, kad mano emocinė būsena yra kaip linksmieji kalneliai. Tiksliau, dideli linksmieji kalneliai. Tai aš esu visai dugne, tada ateina kažkoks tai tas nušvitimas, bum, aš jaučiu tokią visą euforiją, aš esu viršuje. Ir
Aš ten pabūnu truputėlį, bet kažkada tai aš vėl nusileidžiu į apačią. Vėl į savo emocinį dugną, vėl apatija, vėl aš jaučiuosi gyvenimo auka, ašaros, nenoriu lipti iš lovos. Aš ten pabūnu šiek tiek, tada aš vėl save susijimu, vėl darbas su savim, vėl kažkokia tai nauja terapija, ar nauji mokymai, ar naujos knygos, vėl kažkas tai naujas įrankis, ir vėl nušvitimas, ir vėl kažkada aš grįžtu į savo dugną. Ir taip istorija kartojasi. Kartojasi 3 metus. 3 metus aš važinėjau su savo emociniais kalneliais, kol aš nepradėjau dirbti su kaučeriu. Tada man atsirado pokytis, va tik tada. Žinote, nes tada atėjo sprendimas nustoti murdyti savo praeityje. Nustoti klausti, kodėl aš esu, kokia aš esu. Aš pradėjau klausti, ko aš noriu būti. Aš pradėjau žiūrėti savo ateitį. Aš buvau šitaip užstrigusi savo praeitį, kad aš ten ir sukausi ratais. Coachingas man padėjo žengti žingsnį į priekį. Ir coachingas man padėjo suprasti, kad aš visiškai nesuvokiu savo emocijų. Kad aš leidžiu mano emocijoms mane valdyti, mane manipuliuoti, kad aš visiškai nesuprantu, kaip apskritai emocijos veikia mane ir mano gyvenimą, ir kad aš jų nemoku nei jausti, nei valdyti. Tiksliau pasakius, aš supratau, kad aš labai moku jų nejausti, kad aš moku jas užspausti, paslėpti, labiausiai žinoma paslėpti jas nuo savęs. Aš taip gerai mokėjau jas paslėpti nuo kitų, kad aš pati jų nesuprasdavau ir nematydavau ir negirdėdavau. Aš labai puikiai mokėjau pabėgti į savo galvą, į savo logiką, į savo mintis. Tai yra visiška disociacija tarp mano galvos ir tarp mano kūno. Aš visada galvojau, kad aš labai puikiai moku jausti emocijos. Visgi, tai yra emocijos, ar ne? Tai yra džiaugsmas, meilė, pyktis. Aš pasakiau jam, aš išreiškiau tą. Aš galvoju, kad aš moku jausti savo emocijas. Ir kertinis žodis čia yra galvojau. Tada aš dar nežinojau, kad šiaip jau emocijas mes jaučiame ne savo galvoje, emocijas mes jaučiam savo kūne, savo širdyje. Mes jaučiame emocijas per kūno pojūčius, kurie eina per mūsų širdį. Augdama emociškai nestabilioje aplinkoje, vaikystėje, aš labai puikiai įvaldžiau tą emocijų nejautimo mechanizmą. Aš taip labai puikiai išmokau slėptis nuo jų. Kas kartą, kai kažkas tai atsitikdavo, aš pabėgdavau į savo galvą, susikurdavau savo istoriją, kad viskas yra gerai, nes galų gale ašgi nieko negaliu pakeisti. Aš esu bejėgė. Tai kam čia kažką tai net bandyti? Svarbiausia, galvoju, susikūriau savo istoriją, viskas yra gerai. Nesvarbu, kad tai yra iliuzija, nesvarbu, kad tai yra pasaka. Svarbu, kad aš tada jaučiuosi taip, kad man yra pakankamai gerai. Aš išgyvenu. Išgyventi, tas yra pati svarbiausia taisyklė, ar ne? Kontrolė. Tik, matote, su emocijom yra toksai dalykas. Visų emocijų jutimo mechanizmas yra tas pats. Ir kai mes pasirenkame nejausti tų emocijų, kurios mums nepatinka, mes prarandame galią jausti tas emocijas, kurios mums patinka, kurios yra malonios. Manyje nebebuvo
nei džiugesio, nei meilės. Nebebuvo nei vilties, kad apskritai kas nors gali būti gerai. Tai buvo visiškas emocinis atbukimas. Tiesa, kai ką aš labai gerai mokėjau jausti. Vienintelis dalykas, ką aš labai puikiai mokėjau jausti, tai buvo liūdesys ir beviltiškumas. Tai buvo mano emocinis poskonis. Aš net nežinojau, kad tai yra emocija. Tai buvo tokia būsena, kuri tiesiog manyje egzistavo, kuri buvo ir kuri su manim lyg debesis ėjo visur ir visada, netgi į pačias džiugiausias mano akimirkas, kažkur tai jisai liūdesys vis tiek kažkur tai egzistavo. Ir plus kontrolė. Visais būdais sukontroliuoti tai, bent jau tai, ką aš galiu kontroliuoti, tai yra savo emocijas. Vat tie įrankiai tai buvo tie tokie dalykai, kuriuos aš labai gerai mokėjau jausti. Matote, liūdesys ir beviltiškumas yra pačios žemiausios vibracijos emocija, kuri tik gali egzistuoti. Taigi, labas depresija. Štai iš kur tu pas mane atėjai. Matote, depresija buvo simptomas. Vengimas jausti savo emocijas buvo to simptomo priežastis. Užstrigimas, bet koks užstrigimas gyvenime yra tik simptomas. Vengimas jausti emocijas yra priežastis. Žinote, kas yra geriau nei kontrolė? Ją paleisti. Kad gyvenimas jaustųsi gerai, yra reikalingos visos emocijos, visos iki vienos. Ir tos, kurios jaučiasi gerai, ir tos, kurios jaučiasi nelabai patogiai, kurios mes geriau vengiame, geriau norėtume išvengti. Logiškas pamąstymas, ar ne? Jauskite visas emocijas. Lengva pasakyti, ar ne? Bet o kaipgi man jas jausti? Gal kada girdėjote tą tokį pasakymą, kad emocijos yra kalba, kuria su jumis kalbasi jūsų siela. Taip, mano manymu, tai yra emocijos, tai yra kalba. Aš laisvai kalbu 5 kalbom. Ir aš žinau vienintelį dalyką, kad išmokti kažkokią kalbą, kurios aš nemoku, yra tik vienas būdas. Tai yra kalbėjimo būdu. Bet kokią kalbą galima išmokti. Bet jai reikia ir kalbėti. Vien teorijos, vien tik tais žinojimo neužteks. Matote, žinojimas gyvena galvoje. Visgi žinojimas rezultatų nekuria, žinojimas neatneša rezultatų. Tai yra tik informacija, kad žinojimas, kaip kurti gyvenimą, kuris jaučiasi gerai, leistų iš tikrųjų mums kurti gyvenimą, kuris jaučiasi gerai, tas žinojimas turi nusileisti į širdį. Jis turi veikti per širdį. Žinojimas gyvena mūsų galvoje. Tikėjimas gyvena mūsų širdyje. Ir kol žinojimas galvoje ir tikėjimas širdyje neturi abipusio ryšio, mūsų pastangos bandyti sukurti gyvenimą, kuris jaučiasi gerai, neveikia. Mes pastoviai atsimušame į savo sienas, į savo pačių pastatytas sienas. O kaip žinojimą sujungti su širdim? Kaip žinojimą sujungti su tikėjimu? Per emocijas. Per savo emocijas. Emocijos yra kalba, kuri vienyje mūsų sielą, mūsų protą ir mūsų širdį. O kad gyventi pilnavertį gyvenimą, mums yra reikalinga pilna trejybė. Mums yra reikalinga ir siela, ir protas, ir širdis. Jeigu nėra jungties tarp vieno iš jų,
pilnatvės nebus. O tą jungtį susikurti mes galime per emocijas, jausdamos savo emocijas. Tai yra mūsų navigacija į tai, kas mums yra svarbu, į mūsų tikrasias vertybės. Visos emocijos mums yra reikalingos. Pyktis, džiaugsmas, baimė, meilė. Nėra blogų emocijų. Žinote, bandyti kažkokias emocijas įvardinti kaip geras arba kaip blogas yra tolygų kas antrą žodį išmesti iš kalbos. Jeigu mes dabar iš mūsų kalbos išmestume kas antrą žodį, taip va, išmestume, mes nebesusikalbėtume vienas su kitu. Tad natūralu, kad atsirastų nesusipratimai. Ir kai mes vengiame jausti, ką mums reikia išjausti, mes atsisakome girdėti esminę savo pačių informaciją savo. Tai yra kaip kažkoks sugedęs telefonas. Žinote, tai yra nesusikalbėjimas ir nesusipratimas pačiom su savimi. Jeigu santykiai su kitu žmogumi atsiranda nesusikalbėjimas, atsiranda ignoravimas, tai yra natūralu, kad tikėti ir pasitikėti tuo žmogum yra sunku. Ir tokiuose santykiuose harmonija yra sudėtinga atrasti. O kaipgi santykiai su savim? Kaip tai vyksta? Jeigu jūs pastoviai ignoruojate save pačią, ignoruojate savo pačios informaciją, yra natūralu, kad ir tikėti savimi, ir pasitikėti savimi yra sunku. Tad apie kokią harmoniją mes galime kalbėti? Apie kokios harmonijos vidinės mes galime tikėtis? Gamta visame kame siekia balanso ir harmonijos. Visame kame. O mes esame gamtos dalis. Mes esame taip užprogramuotos, kad mes visada viduje siekiame jausti harmoniją ir balansą. Mes visada bėgame nuo skausmo ir mes siekime malonumo. Mes siekime gyvenimo, kuris jaučiasi gerai. Aš suprantu, taip, mūsų niekas nemokino, kaip jausti savo emocijas, bet žinote ką? Dabar jūs jau galite pasirūpinti savim. Jūs galite išmokti jausti jas. Mes galime išmokti pasinaudoti savo emocijom ir kad jos mums padėtų kurti gyvenimą, kurio mes norime. Žinote, yra dvi galimybės. Arba mes pasiduodame savo emocijomis ir leidžiam joms valdyti mus ir mes jaučiame savo gyvenimo auką, arba mes susidraugaujam su savo emocijom. Mes susidraugaujam su jomis, mes išmokstam valdyti jas, kad jos mums padėtų, o ne luošintų mus. Štai būtent todėl aš ir tapau emocinio intelekto coachingo specialiste. Žinote, suvokimas, kad aš galiu pasirinkti tai, kaip aš jaučiuosi, man buvo didžiulė dovana. Ir aš manau, jog pasilikti ją tik savo būtų, tai yra per daug savanaudiška. Tad būtent todėl aš sukūriau puslapį Emocinio balanso studija. Ir aš kviečiu jūs prisijungti prie šito puslapio, kur aš dalinsiuosi įrankiais, kurie padėjo man. Kurie padėjo man išeiti iš savo gyvenimo aukos pozicijos. Tai yra labai geras jausmas ir aš jo linkiu jums kiekvienai. Ir žinote, netgi jeigu jūs šiandieną esate tokiam gyvenimo sezone, kur jūs jaučiatės gerai, jūs sakote, wow, man yra tikrai viskas gerai, žinote, aš tikiu, kad gerumo niekada nėra per daug. Ir aš tikrai tikiu, kad netgi jūs ten rasite kažką naudingo. Puslapio paties nuorodą jūs rasite viršuje, aprašyme. Prisijunkite prie jo, sekite mane, dalinkitės šitą nuorodą, dalinkitės šito įrašu. Žinote, retas, kuris mūsų iš tikrųjų priima savo emocijas. Ir retas iš mūsų
žino, kad mūsų gyvenimo kokybė iš tikrųjų priklauso nuo mūsų emocijų kokybės. Čia įrankiai pravers tikrai visiems. Kai dalinatės tuo, kas gali padėti, jūs jau padedate. Gyventi reiškia jausti visus jausmus, visas savo emocijas. Tai reiškia matyti save, tai reiškia matyti savo šviesą ir dalintis tą savo šviesą. Iki kitų pasimatymų, greitų pasimatymų emocinio balanso studijos puslapyje. Iki malonaus, ate.